Decorator DS, naujasis Cooling aušintuvas. Turi 4 heat pipus, truputį mažiau, bet jie yra žymiai storesni už standartinių 6 mm, taigi ir turėtų veikti efektyviau. Toliau turime 120 mm ventiliatorių, kurie nuo šiol naudoja 4 pin jungtį, taigi galėsime reguliuoti greitai motininės plokštės pagalba. Dar viena įdomi naujiena, tai yra skirtingas plokštelių išdėstymas. Kaip matote, dešinėje jos yra išdėstytos rečiau, o kairėje tankiau. Taip yra todėl, nes ventiliatorius ims orą iš dešinės ir bus pro tankesnę pusę. Ir dabar turime vieną Swift 2 reguliuojamą greičio faną. Tokį pat uždėsiu ir antrai. Ir taip pat Coolingas gamina vieną pastovaus greičio modelį, kurį galite naudoti kaip alternatyvą. Na ir štai paklausykime 2 fanų režimo. Ir standartiškai vieną faną. Ir palyginimai megahertzų.